Sveiki, mielieji. Mano vardas Daiva, esu mokymų programos Artimojo palydėjimas gyvenimo pabaigoje absolventė. Kai prieš 40 metų avarijoje žuvo mano tėtis, nieko neišmaniau apie mirtį. Taip pat gerokai vėliau nežinau, kaip elgtis šalia mirštančios mamos. Nes tuomet mirties tema man buvo tabu. Aš vengiau ne tik kalbėti, bet ir galvoti mirties tema. Tik gerokai vėliau, besimokydama programoje Artimojo palydėjimas gyvenimo pabaigoje, į mirties temą pasižiūrėjau iš kitos perspektyvos. Mirties tema man tapo netgi įdomi ir patraukli. Suvokiau, jog tam, kad ramiai numirtume, mes turime išmokti gerai nugyventi gyvenimą. Turime atrasti tai, kas svarbu. Išmokti priimti gyvenimą tokį, koks yra. Kai mes mylime gyvenimą ir tinkamai su juo elgiamės, mirtis tampa tik durimis, už kurių atsiveria kitas gyvenimas. Mokymų metu turėjau galimybę gauti daug vertingų žinių, taip pat pajusti gilų reprezentacinio metodo poveikį, mokytis sąmoningos būties. Džiaugiausi, jog tarp mokinių užsimezgė stiprus ryšys, sakyčiau, net peraugantis į draugystę. Ir tikiu, jog po impulso, kurį mes gavome mokymų metu, mes toliau tęsime praktikas ir dalinsimės patirtimis. Didelį įspūdį mokymų metu paliko konsteliacijos, kurių metu mes turėjome galimybę susitikti su savo išėjusiais artimaisiais ir pasakyti tai, ko mes negebėjome arba neradome laiko jiems pasakyti, kai jie buvo gyvi. Tikiu, kad visų sesijų metu ir šventų giesmių vakaro metu mes kartu sukūrėme daug subtilios energijos, kuri taip reikalinga žmonijai. Esu be galo dėkinga mokymų organizatoriams Linai ir Editai, kurios priėmė iššūkį organizuoti šios mokymus Lietuvoje. Esu dėkinga Astai, Solveigai, dėstytojoms ir ypač paliatyvios medicinos gydytojai Klarai Nodi už perduotas žinias, praktikas, sąmoningos būties mokymą. Tikiu, kad mūsų mokymų grupė taps ateityje stipria lydėtojų grupė. Ir linkiu to. O mūsų dėstytojams, Astai ir Solveigai ir Klarai, linkiu sėkmės skleidžiant šį svarbų, vertingą mokymą plačiai visame pasaulyje.